Nu ko, mes šį kartą turim tokio plytelį kepimą. Jie nepelna veikia. Viduj, kaip matom, atidarom duris. Yra va čia apačioj kaitinimo elements. Ir viens toks pat yra va viršuj. Į mūsų viršutinis elements neveikia. Pažiūrėsim, ar jau galim pataisyti, ar čia reikia keisto elemento. Greičiausiai, kad bus elements sudegęs. Va, dabar kas čia yra? Kaip matom, čia jungias režimai. Išjungims, viršutiniai padėti viršutinis elements, šitoj padėti abu elementai, apatiniai padėti apatinis elements. O čia nusistato laiks. Kiek laiko mums reikia mūsų tenai bandelės ar koks kits daiktas keptų. Tai va tokios jos yra funkcijos. Dabar mes jau trupučiuko pabandysime. Ten mūsų yra signalinė lemputė, kuri įrodos ar veikia ar ne. Pirmiausia, jungiam laikroduko. Tiks. Va, viršutinis neveikia. Apatinis veikia. O viršutinis nėra grandinės. Bendras veikia. Va tokia yra situacija. Šitos plytos. Bandysim išardyti, pasižiūrėti, diagnostiko padaryti. Mums sugedavo šitas kaitinimo elementas. Va, kaip matom, kaip jos atrodo. Viduj va kas yra, va yra tokia spiralė. Ir jon va gražiai nutrūka, va, kaip matom. Va, tokia spiralė mūsų. Aišku, jau galim sujungti. Su kiek dalim. Kitoj daly irgi spiruoklė. Ir jon mum nutrūka.